Labas rytas. Taigi sveikinuosi iš snieguoto ir balto trečiadienio. Taigi dabar geriu aš žinote kokią kavą. Ogi ne kakavo, o 3 viename, kadangi baigėsi mano kavos kapsulės. Ir šitas, kodėl noriu sakyti kakavo, nesuprantu. Kavos kvapas. Grinai yra tas kvapas, kur mes su tėvais ryte gerdavom Turkijoje kambarį. Būdavo ten tokias paliktas mažas 3 vienamėlė, bet ten ne kaip 3 viename tikriausiai. Tai mes, žodžiu, kiekvieną rytą pasidarydavom atsikėlį ir tas kvapas tokia mano nostalgija dabar kelia ir taip, prisimenu šitą Turkiją, kaip ten buvo šilta ir faina. O čia dabar yra belė kiek sniego daug ir noriu į Turkiją. Bet ten dabar irgi žiema šiaip ir ten dabar irgi šalta maždaug yra. Tai žodžiu, aš ruošiuosi važiuoti į praktiką. Nes šiandien man vėl reikia į praktiką. Reikėjo padaryti valgiaraštį vaikui nuo 3 iki 6 metų. Bet kadangi man sugedo kompiuterį savaitgalį, tai aš negalėjau padaryti. Tai aš nepadariau to valgiaraštį, tai aš tikiuosi ta moteris, kuri ten mus priėmė tos įstaigos dietetikė. Tos įstaigos dietistė nepyksta mane, labai tikiuosi. Blemba, aš tikrai niekaip negalėjau padaryti, bet aš aiškus padarysiu, nes aš nuvežiau kompiuterį ir tikiuosi šiandien važiuosiu pasimti, skambins gal man šiandien. Tai žodžiu, aš ruošiuosi greitai, nes man autobusas ir aš negaliu vėluoti. Tai susitiksime kažkur lauke. Taigi aš jau po praktikos, užtruko tik valandą laiko, bet labai įdomu, viską ten pasakojo mums. Ir dabar einu iki Tautvydo, nes jisai atsikėlė, tai žodžiu kažką gal nuveiksim šiandien, nes iš tikrųjų nežinau ką, bet yra labai faina diena, tai žiūrėsim, ką čia galime įdomu šiandien nuveikti. Tai gal bus faina diena. Mokėmės tokias. Pataučiu, kaip supratote. Atvariau. Dabar gersim kavą. Valgysim sūrelius, kuriuos atsivežiau ir sausainius. Nebalavo tos nemandas milkinius tvarkyti. Ir aš siūlau šiandien važiuoti prie jūros. Nes žiūriai faina diena. Varysim? Ne. Taip. Varysim. Taip. Labai faina diena. Nėra šalta tauti. Nebijau, nesušalsi. Mano spuogos. Tautis nuvalė mano. Faina. Tai atvarėme prie jūros. Kol su tautu, aišku, susirašė tautis, tai dabar yra po 4:05. Tai su tauti visada mes. Labai ilgai. Nenaujiena. Tai atvarėm pasivaikščiot. Aišku, saulės nebeliko, kol tautis susirašė. Bet nieko. Bet nėra labai šalta. Tai pasivaikščiosim trupučiuką. Ir varysim, pasimsim kumpą, manau. Ir buvo geris kampas. Kaip ir sakiau. Fainai tauti. Sakiau, fainai čia vaikščioti. Seniai prie jūros bebuvom, o ypač žiemų mes vis praktiškai čia nevažiuojam. Nes neina šito užtent niekur. Bet šiandien pavyko. Bet čia gintarus renka, ne? Negirdime. Man rodo, kad gintar. Pasiposinome trupučiuką. Bet labai ranka šalo. Tai ilgai jaučiu net nebūsime. Bet smagu. Grynas oras. Jodo reikia be abejo pakvėpuoti, nes jo mažai gauname.
gyvena prie jūros, bet neįvertinam to. Kaip pagalvojus, Vilniaus Kauno atvažiuoja vasarą, kad vien dėl jūros, o mes klaipėdiečiai nesugebam nuvažiuoti. Tarkim, aš tai tikrai ne, aš tai jūros vietoj, kad nuvažiuoju. Na, aiškis vasarą dažniau nes važiuoju, egintis ir šiaip pasimaudyti. Taip, tai yra tokai. Tai reikia tai branginti, man rodos, tą jūrą, nes ir tai labai žiūrim, čia labai krantai daug nuplauti yra. Taip, čia gali būti ateityje, nežinosi. Čia tautų dainuoja, jeigu ką. Taigi grįžome jau namo pastauti. Padarė man karštą šokoladą ir aš žiūri valgyti noriu ir nieks mane daro. Ir nedarys. Nu, kai tautis paprašo, tai aš visada padarau. Visą laik padarau. Bet po valandos. Nu, tai bet padarau. Bet po valandos tu pradedi daryti. Bet aš nieko nevalgiau. Ką valgiau? Sausainių sėdi, ką čia? Bet sausainiai ne maistas. Seni. Tai pavalgai. Nes valgyti noriu, kitko nieko neturi. Faršą manis pameti. Na tai padaryk kažką iš tų. Kokiu kotletuku. Savo nepasidarau kotletuku. O man. Tai man svarbiau nei savo. Tai žodžiu. Tautis dar pasiėmė knygą tokią, vat. Proto ateitis. Čia yra pasilaiptiniai, ten sudėtas visas knygos žodžių, ten kas tipo nori tas ima, bet kaip perskaitai reikia grąžinti. Olia kaip biblioteka, bet jau fainai sugalvoja kažkas. Čia kažkokia. Net nematyti iš tikrųjų tą knygą, bet jaučiu, kad visai gera. Gal ir aš netgi pamėginsiu paskaityti ją. Ir žodžiu, išgeriu savo karštą šokoladą ir laukiu, kas man padarys valgyti. Ja, tai dabar galėsi padaryti, žinai, ir po to... Ir po to jo, čia tautis mums padarė, ne? Norėtų, nesulauks. Nu jo, tikrai. Nevertas followerio. Followinkit visi jį. Aš jums įsakau. Modelio karjerą. Viena mergina neseniai su manim susisiekė ir paprašė, jog aš pasidalinčiau savo socialinėse medijose apie vykstančius Instagram mokymus, kurie bus vasario 7 su Karoliu Rimkum. Ten bus grynai viskas apie Instagramą. Kaip padaryti jį populiaresnį, kaip, nežinau, patapti influenceriu ir panašiai. Ta prasme, mane tai labai iš tikro sudomino. Aš pati ten būsiu ir tiesiog visus kviečiu ten. Tikrai. Man, pavyzdžiui, Instagramas, aš labai daug praleidžiu Instagrame laiko ir tikrai stengiuosi, kad mano nuotraukos būtų kokybiškos. Ir tam tikrai skiriu daug laiko, bet ne dėl to, kad aš ten, nežinau, kažkokia ten didžiausia influencerė norėčiau būti ar kažkas, bet tiesiog, kad man nuoširdžiai tai patinka. Man patinka fotografuoti, man patinka redaguoti, iš visos šitos pusės, bet ten visų tų Instagramų subtilybių tai tikrai nežinau. Ir tikiuosi, kad per šį seminarą aš sužinosiu visas tas subtilybės ir man padės dar labiau gal išpopuliarinti savo Instagramą. Tai todėl kviečiu ir tave į tą seminarą. Aš paliksiu nuorodą apačioj, ten rasi ir bilieto kainą ir kur jisai vyks. Vyks, kaip ir sakiau, vasario 7. Ir manau, kad ten susitiksime, nes aš tai tikrai būsiu, bet laukiu ir tavęs. Taigi, aš šilinu pas Tautį vieną dabar, nes Tautis savo draugų išvažiavo paimti Gajos. Ir ją atsiveš čia, tai nežinau, čia pačilinsim visi. Pašnekėsim, nes su Gaja jau buvau seniai iš tikrųjų susitikusi. Kad aš buvau čia susitikusi, nu kažkur. Galim sakyti, gruodžio mėnesį, po kalėdų kažkaip. Jau buvom susitikusios. Ir jo, aš tiesiog čilinu ant sofos pas Tautį, nes yra laukia baisus oras, aš nesuprantu.
vieną minutę sninga, kitą minutę lyja. Nu, kažkokia nesąmonė, man taip nepatinka. Man patinka, kai tiesiog ramiai, gražiai arba kažkokia belė kokia pūga būna lauke. Ramiai, gražiai sninga, norėjau pasakyti. Jo, bet taip nėra. Labai gaila. Ir ką aš veikiu? Aš žiūriu krepšinį. Jo, man iš tikrųjų labai patinka krepšinis. Aš esu didelė Neptūno sirgalė. Nu, nesu ten tą fainą ir nevarau ten palaikyti, aiškus, bet prie televizorio, tai žinokit, tai tikrai aš ir pareikiu ir pacypauju ir nežinau, ką padarau, kai nesiseka mano komandai. Aš esu Neptūno fanė, man tikrai labai patinka. Man apskritai krepšinis labai patinka. Man pačia, aiškus, nelabai sekas, bet patinka. Man žymiai geriau nei futbolas. Futbolą iš vis nepernešu ir nesuprantu, kaip tu gali ten belekiek laiko žiūrėti į žmonės, kurie spardo kamuolį ir ten, nežinau, po max 2 įvarčius per visas rungtynės simuša, nu čia kažkokia nesąmonė. Ta prasme, man žiūriai neįdomu, va to krepšinis tai visiškai yra priešingybė. Nu, kažkoks veiksmas vyksta ir labai greitas ir toks labai daug emocijų keliantis man sportas. Tai va, aš esu už krepšinį. Futbolo nemėgstu. Na, aš aiškus, kaip visą laiką nebaigiau filmuoti video pabaigos, o dabar va redaguoju ir man trūksta pabaigos. Tai žodžiu, dabar va su jumis atsisveikinsiu. Tikiuosi, mano video patiko. Ir tikrai greitų metų vėl susitiksime, o aš einu dabar žiūrėti savo serialo Riverdale 3 sezoną. Žiūriu geras, man kažkaip užkabino jisai. Tai jo, ir einu gerti savo žalią arbatą ir valgyti keksą, kurį iškepė mama. Tai tiek žinių šiam kartui tikriausiai. Ai, dar norėčiau paklausti jūsų, pavyzdžiui, matot, dabar mano galai plaukų nuskiriasi nuo šaknų. Dėl to, kad, kaip ir sakiau, nepaėmė man dažai. Tai žodžiu, ką galėtumėte rekomenduoti, kad aš galėčiau namuose tos plaukus kažkaip, tuos galus šviesint, kad kitą kartą jau tikrai 100% kirpyklai man nuimtų tą spalvą tokią, nežinau, kokių gal priemonių tikrai gerų žinot, kurios padeda nuimti spalvą, nes man kažkodėl nenusiėmė spalvą, o šaknis nusiėmė, bet nekreipkite dėmesio, aš tiesiog neplovau galvos. Žodžiu. Suprantat. Aš irgi nevaikštų kiekvieną dieną ten, oh my god, visai įsipuošusi, įsidažiusi, išsiplovusi galą. Tiesiog kartais yra taip gera pabūti tuo paprastu tokiu žmogum, be jokių kaukių, nežinau, ir su ta pačia neplauta galva, kad ir kaip gali skambėti baisiai gal, bet tiesiog smagu man susirišti tą puodą ir panašiai. Žodžiu, merginos, suprantat mane tikriausiai, kartais tiesiog pavargsti ten, kiekvieną dieną atsigelt, ruoštis, dažytis. Aš tai, pavyzdžiui, asmeniškai pavargstu ir man reikia to kažkokio tarpo, kur tiesiog aš būnu savimi. Nu, aiškus, aš iš pasidažysi būnu savimi, bet vis tiek tu esi pasidažęs, tu atrodo vis tiek kitaip. Ir tai vis tiek kaukė kažkokia, kurią tu nešiojas, o čia visiškai šviežias veidas ir taip, aš turiu taip pat trūkumų, spogų ir panašiai ir aš nebijau tą rodyti, aš taip dabar yra. Spogai visada ateina laikas išnyksta, ateina laikas, jie pasirodo, toks yra gyvenimas ir nieko nepadarysi. Tai žodžiu, ačiū, kad žiūrėjo, tikiuosi patiko. Aš einu, kaip ir sakiau, žiūrėti savo serialą. Iki.